Man yra štai, įrašinėjama. Tai man yra didelė garbė, kad kaip ir galiu pradėti, šitą savaitę aš, būdama facilitatorė ir aš esu Laura, pati ICF bendruomeniai Lietuvoje jau esu maždaug metai laiko, tai dar šviežiai su coachingu susipažinus jau prieš 5 metų. Ir mano pirmasis mokytojas ir buvo, ir yra Paulius Ratė, kuris šiandieną ir skaitys pranešimą, tai yra tikrai man didelė tokia garbė ir tokia, nežinau, meilė, kad šiandieną jūs visi klausysitės Pauliaus, tuo tarpu ir aš. Tai gal labai trumpai, dėl ko aš pati prisijungiau prie ICF, nes matau, yra žmonių iš ICF bendruomenės, bet yra žmonių, kurie ir nėra ICF bendruomeniai. Tai visų pirma, gal dėl to profesionalumo ir tikiu, kad ilgalaikiai perspektyvoje ir meistriškumo, man atrodo, yra labai svarbu būti bendruomeniai tarp žmonių, kurie tiki, turi tas panašias vertybės, siekia tų pačių tikslų profesinių. Tai tiek Lietuvoje mes galime didžiuotis, kad turim pakankamai nemažą bendruomenę, virš 100 žmonių, ir šiais metais ICF Lietuva švenčia 18 gimtadienį, tai jau visai suaugus bendruomenė. Kita vertus ir dėl to, kad tai yra tarptautinė bendruomenė ir visame pasaulyje, gyvuojanti jau 30 metų, ir tas tarptautiškumas atneša labai daug profesionalumo, tiek mokymų, tiek pažinčių. Tai tikrai jaučiu didžiulę vertę ir džiaugsmą, kad galiu būti ICF dalis. Ir ICF savaitė, aš pati net nustebau, kad jau šita iniciatyva yra nuo 1999 metų. Tai tikrai ilgą laiką gyvuojanti, kur žmonės gali prisijungti visiškai nemokamai tam, kad skleistume tą idėją. Tai kas yra coachingas, skleistume vertybės, mindsetą, kompetencijas, ne tik tai coachingo specialistam, bet galbūt ir kitų sričių specialistam, kurie nori šių kompetencijų, ir kuo toliau, tuo labiau matome, kad tai yra svarbu. Taigi šitą iniciatyvą jinai auga ir jau praeitais metais buvo 1500 renginių, 80 šalių ir tame tarpe ir Lietuvoje, tai tikrai labai didžiuojamės, kad Lietuva irgi prisideda ir tikrai nuostabių renginių turėsime ir mes ir šiais metais, visą šią savaitę. Paskui aš jums įdėsiu nuorodą į susitikimo chatą, kad irgi matytumėte dar ir kitus renginius, kurie vyks šią savaitę. Taigi, aš galvoju, kas yra svarbu, tai yra svarbu tas susitarimas, kaip ir coachingė, tai ir šito mūsų susitikimo susitarimas. Tai tikrai kviečiu įsijungti kameras ir aktyviai dalyvauti, tiek rašant galbūt komentarus, tiek po Pauliaus pranešimo klausant klausimų ir dalinantis. Tai pati šita sesija susidaro iš tokių paprastų 3 dalių. Tai pirmiausia bus Pauliaus pranešimas, tuomet kviesime užduoti klausimus ir kad Paulius galbūt turės ką atsakyti daugiau, tas, kas jums svarbu, ir pareflektuosim, tai ką iš to išsinešam, apie ką čia esame. Tai tokios tos 3 dalis, turėtume spėti iki 1:30, kaip ir buvo nurodyta pakvietime. O aš dabar gal niekur labai ir daugiau neišsiplėsiu ir noriu pristatyti Paulių Ratę. Žinau, kad yra, kas žino tikrai Paulių Ratę, bet galbūt yra tokių, kurie ir pirmą kartą mato. Tai aš galvoju, kaip čia pristatyti, dar įsijungiau paskaityti apie Paulių, kiek ten 1000 valandų jisai jau yra pridirbęs ir atidavęs savo energijos kitiems. Tai aš galbūt nevardinsiu tų 1000 valandų, tiesiog pasakysiu, kad Paulius dirba tikrai jau virš gerą 10-metį, Paulių, coachingo srityje, tiek individualaus, tiek komandų coachingė. Ir mano galva, tai Paulius yra, nežinau, turbūt tikrai neveltui čia šiandien su šita tema apie meistrystę, nes man atrodo, jis jau yra meistras ir labai kviečiu šiandieną visus ne tik tais tiesiog paklausyti, bet
Iš tikrųjų pagauti, pakečianti tas minutės, kurios jums svarbios, ar užsirašyti, ar tiesiog pasižymėti savo, kad iš tikrųjų išsineštumėte tai, kas jums kiekvienam yra svarbu. Tai atiduodu Pauliui žodį. Ačiū, Laura. Ačiū labai, kad visiems, kas susirinko ir kas žiūrės įrašą. Ir aš čia paantrinsiu Laurai apie vertę ir gėrį būt ICF-o sudėty. Tai man tai paprastas gėris yra, taip paspardo į minkštąją ir liepia mokytis nuolat. Tai reiškia man viena iš pagrindinių verčių, kad čia būnant yra ne tik patvirtinimas, kad esam profesionalai, bet iš tikrųjų yra primiktinis kvietimas tobulėti visą laiką, ar ne? Kas 3 metai prasitęsiam savo kredencialus, būtinai turi parodyti, kad mokysi. Ir gera žinia, kad ne tik parodai, kad mokaisi, iš tikrųjų mokaisi. Tai man atrodo, čia labai į temą su šios dienos tema, ar ne? Apie meistrystę, nes meistrystė be mokymosi nuolatinio ir turbūt daugiau negu mokymosi neįmanoma iš principo. Ir išplėsiu kvietimą, ką Laura pakvietė mus, tai nenorėčiau vadinti paskaitą šito mūsų pokalbio. Tai yra pokalbis, kur iš tiesų kviečiu nelaukti, kol čia Paulius nustos kalbėti ir tik tada klausimus užduot klausimus, dalintis, kelt ranką fizinę arba elektroninę ir stabdyti ir įdėti kažką, kas tą sekundę atrodo verta pasidalinti. Tai mano kvietimas yra į tokį pasikalbėjimas raute. Pasikalbėjimas raute, kas irgi mano galva labai stipriai yra su meistrystė. Ar ne? Meistrystė yra ne tiesiog mokėjimas kažko, tai yra taip stipriai daugiau negu tiesiog mokėjimas. Tai kalbėkime apie meistrus ir apie meistrus mumyse. Gerai? Tai ir įdėsiu dar tą mikroskopinę 4 arba 0 dalį prie to, ką Laura sakė. Tai prieš mum neriant į pasikalbėjimą, vis tiek su kažkokia mintim ir su kažkokiu lūkesčiu atėjote šitą pokalbį, teisingai? Tai paprastas kontraktinis, coachinginis klausimas, savęs pasiklauskit, tai kad šita valanda būtų investuota, o ne iššvaistyta, ar ne? Tai su kuo aš noriu po valandos iškeliauti iš šito pasikalbėjimo? Tai būtinai savo pasižymėkit savo užrašuose ir galbūt norėsit į mūsų chatą įmest. Tai duokim savo 12 sekundžių. Va, įžvalga. Gerai. Su new įžvalga. Ačiū, Giedrė. Va, labai smagu matyti daug pažįstamų veidų ir nepažįstamų kol kas. Tai svarbiausia savo pasisakykim ir įmeskim, va. Kas meistrą padaro meistru? Va, čia labai geras klausimas ir viena iš temų. Keliaujam tada. Aš tokią prielaidą turiu, pakilnokit rankas arba nykštukus, pakilnokit, kas pritarėt nykštukas į viršų, kas nepritarėt į apačią, kas abejojat, gal kažkaip į kurį nors šoną. Mano teiginys yra, kad mes visi esam savo meistrystės kelyje. Mano nykštukas į viršų. Man atrodo, nėra žmogaus pasaulyje, kuris nebūtų savo asmeninės meistrystės kelyje. Ir dažnai gyvenime mes daugiau negu vieną meistrystę galime valdyti. Čia jeigu pasidaryti po pasaulį, tai mes ir po savo aplinką, artimesnę ar tolimesnę, ko gero atpažintume žmonių, kurie ne vienoje srityje meistrais tapo. Gal tai pavadinkim, gerai? Tai irgi klausimas, kur galit savo tyliai atsakyti arba paieškoti, o gal norit pasidalinti žodžiu arba raštu, tai kurios meistrystės kelyje esat jūs asmeniškai. Irgi geras gali būti klausimas, ne? Kur pažiūrėkim, kas ateis. Bet aš tą klausimą ir savęs klausiu ir nenustoju klausti. Ir labai įdomu, kad atsakymas kinta per laiką. Nes iš pradžių galvojau, kad aš čia, Laura, teisingai paminėjau, daugiau negu 10. Šiemet yra toks įsimintini metai, nes mano coachingo profesijoje esu ilgiau negu vadovo prieš tai buvau profesijoje. Tai jau persisvėrės svarstyklės, reiškia, jau po 15 metų vadovo, dabar jau 16 metai coachingo profesijoje esu. Tai
neskaitant prieš tai dar buvusių poros metų kaip IT specialisto. Ne? Tai nesigavo iš manęs IT meistras, turbūt nespėjo gautis vadovas meistras, bet kažko meistras ko gero gaunasi arba pakeliu įgavimasi. Ir labai svarbus klausimas yra, ne, va, matau, neringa sąmoningumo meistrystė, ar ne, čia paskaitysiu ir daugiau. Labai svarbus klausimas, kokios meistrystės kelyje mes esam. Teisingai, ar ne? Man atrodo labai svarbus momentas, nes ko gero sudėtinga būti apskritai meistru, ne? Mes būnam ko nors meistru. Ir toje temoje galim savęs ir klausti ir savo rasti atsakymus. Nes aš dabar, tiesą sakant, tarsi formaliai esu coachingo meistrystės kelyje, bet iš tikrųjų tai ne visai. Aš prieš keletą metų supratau, kad mano meistrystės rytis yra, coachingas yra vienas iš elementų tos meistrystės, bet aš esu žmonių lydėjimo meistras. Aš palydžiu žmonės, kažkokį jų gyvenimo etapą, ar ne, su įvairiom sąlygom to palydėjimo. Tai vat, mano galvoje ir mano suvokime, tai kokią čia Paulius meistrystę dabar puoselėja, tai aš puoselėju meistrystę palydėti žmonės. Taip, kad būtų verta ir tam žmogui, ir verta ir man būtų, ir pagidautinai ir pasauliui dar verta būtų iš to, teisingai. O šalia verta dar būtinai, kad ir būtų smagu. Ar ne? O šalia smagu būtinai, kad dar ir su ramybė vidinė, ar ne? Kad nuo to ėjimo drauge būtų tas gėris, kuris mūsų viduje yra gėris. Va, ir mąsčiau irgi mūsų pokalbio preliudijoje, mąsčiau, tai iš kurio kampo prieit prie meistrystės temos. Ne? Jeigu aš vis tik paklausčiau jūsų, koks labiausias jums yra arba labiausiai asocijuojasi, ar tai žodis, ar tai metafora, ar galbūt vaizdinys, kai mes sakom meistras, meistrystė, meistriškumas, jeigu šitos žodžius. Kokia pirmoji ar antroji asociacija mums kyla? Gal konkretų žmonės, gal paveikslai, gal kažkokios patirtis, ar ne? Suhary, va. Kokybė, profesionalumas, gilis, fokusas. Aha. Intuicija, flow, gilus žinojimas, išmintis, va. Ir čia labai rimtas klausimas iš tikrųjų, ar ne? Aš galbūt nenorėčiau, galėtų būti pokalbis, irgi svarsčiau gal šitą pokalbį pakreipti ir pažiūrėti, o kokiagi yra vidinė gilesnė meistriškumo struktūra. Bet gal čia verta būtų kito pokalbio. Šiandien vis tik tai nutariau pasikalbėti su jumis ir pasidalinti ir pakūrybinti bendroje erdvėje. Labai tikiuosi, kad mes praturtinsim savo kalbėjimąsi tarpusavyje. Kokie poslinkiai, aš norėčiau prieiti iš tokio kampo, kokie poslinkiai mūsų viduje dažniausiai viduje turėtų įvykti, kad mes galėtume sakyti, kad mes esam pakeliui į meistrystę. Ar ne? Nes mes, kas mes esam šiandien ir kas mes buvom prieš metus, prieš 5, prieš 10, prieš 15, yra skirtumų. Teisingai, mes evoliucionuojam. Aš galbūt irgi vis mažiau naudoju žodžio augimas, aš vis daugiau naudoju žodžio evoliucija. Mes kaip žmonės evoliucionuojam. Kur evoliucija man patinka labiau, nes nėra iš anksto įsiūto tarsi būtinybės augti vertikaliai arba į viršų. Ar ne? Mūsų evoliucija gali būti labai visokia, labai įvairi, gali būti viršų, į šoną, žemyn irgi evoliucija. Ir jeigu mes pažiūrėtume į įvairius gyvenimo ciklus, tai gyvenimo saulėlydė tarsi mes augam, bet jau augam nebe aukštyn, mes evoliucionuojam kitaip. Ir jeigu susisiaurinant prie coachingo meistrystės, tai aišku, mes galim pradėti nuo to, kad gal net ne nuo coachingo, pradėkime nuo muzikos meistrystės. Gerai? Kas mokėsi arba praktikuoja, muzikuoja, kas čia iš mūsų auditorijos? Ne? Yra? Kas? Gal vaikystėje, gal suaugusiam, nepakilo daug rankų. Roberto nykštukas pakilo, Rasos. Va, tai žiūrėkit, vis tenka nueit pasiklausyti virtuozų įvairių, čia filharmoniją vis aplankom. Ir groja orkestras ir yra solistas, ne, pavyzdžiui, smuiko solistas arba
Kuo skiriasi labiausiai? Solistas, kur, darom prielaidą, ko gero jau tam tikrą meistrystės lygį pasiekęs, kai jau gali būti solistu, nuo orkestro, kur irgi puikus profesionalai, ar ne, kurie visą savo gyvenimą paskyrė muzikai. Galim susimastyti ir galbūt vieną kitą žodį parašyti, koks pagrindinis skirtumas. Ne? Drąsa, individualus performances versus grupinis. Va. Ir greičiausiai nebus vieno atsakymo, bet metafora muzikos man labai patinka, ar ne? Man labai patinka muzikos metafora. Aš jeigu pacituočiau keletą autorių savo mylimų, tai vienas autorius sakė, kad genialumas, čia gal kitas žodis yra šalia meistrystės, kad genialumas šiaip tai ne tau priklauso. Pas tave tarsi genijus ateina ir išeina, ar ne? Bet kai genijus ateina, tu turi mokėti grot, kad užrašytum tą dainą, kurią tau genijus atnešė. Tai tarsi viena iš muzikos kūrėjų meistrysčių gali būti visada pasiruošusiam užrašyti tą muziką, kuri atėjo, ar ne? Arba tą dainą, kuri atėjo. Jeigu žiūrėtume į kokį techninę meistrystę, inžinierinę, architektūrinę meistrystę, ar ne, tai irgi, tai kas skiria meistrą nuo super aukšto lygio profesionalo. Ir mes galėtume diskutuoti tą temą. Ir palieku šitą klausimą skrajoti ore, ar ne, kas skiria, bet iš kitos pusės noriu ir kas jungia, ar ne, kas jungia, arba kaip evoliucionuoja žmogus ir peržengia galbūt aukštą profesionalumą ir įžengia į meistrystę. Tai coachingė kaip mes pradedam savo kelionę dažniausiai. Ne? Ateinam į kokią nors mokyklą. Sinkai. Ir mokomės ko mokykloje pirmiausia? Ne? Kaip struktūruoti pokalbį, kaip užduoti klausimą, kaip išklausyti ir tada kitą klausimą užduoti teisingai. Ko dar mokomės? Įvairių savokų mokomės, ar ne? Mokomės tam tikrų filosofinių dalykų, kad mes tarsi prisiderinam save prie tos filosofijos, kurie remiasi coachingas. Ką dar mes mokomės, ar ne? Be abejo, Brigita, mokomės savęs pažinimo, ar ne? Nes šitoj vietoj jokia čia nepaslaptis, mes kaip coachingo specialistai, coachingo praktikai, galim žmogų palydėti taip giliai, kaip patys esam nuėję. Ko gero labai sudėtinga palydėti toliau arba giliau, negu mes esam nuėję patys. Ir dalinantis, mokomės vaikščioti, ačiū Andriau, tikrai taip, mokomės vaikščioti. Tai man atrodo, kad tai, ką jūs jau pažymėjote ir kai kuriuos iš savo pasisakymų. Taip, etikos standartų, savęs pažinimo, drąsos, pasitikėjimo, vaikščiojimo mokomės. Man atrodo, kad coachingo meistrystė neįmanoma be asmeninės evoliucijos, kuri yra sąmoningai ir sąmoningai puoselėjama. Ir mes galim irgi pasižiūrėti ir pabandyti apčiuopti ir galbūt pasidalinti, ir tai gali būti viena iš pridėtinių verčių, kokie poslinkiai arba kurios mūsų sritis, mūsų pokyčiai, kokie mūsų vidiniai. Mes aiškiai suvokom, kad tai judina mus link meistro, arba tai yra pajudina mus meistrystės kryptimi, o ne atvirkščiai. Nes ko gero esat, ir galim pakilnot rankas, kas esat turėję puikų, gerą, techniškai gerą coachingo pokalbį, kuris, aiškiai, ten, jeigu pagal kompetencijas pažiūrėtume, būtų ten PCC plus ramiai, ar ne? Turėjot? Aišku, kad turėjot. Ar buvo nors vienas iš tokių labai gerai techniškai suorganizuotų pokalbių, kuris šiaip tai nedavė pokyčio gyvenime? Irgi matau rasos ranką, ar ne? O galbūt turėjot kitą pokalbį, kur mano mėgstama istorija, čia pakartosiu, kai kas jau girdėjote iš manęs, kai kas gal išgirsite, galbūt kitas pokalbis, kur formaliai žiūrint, nebuvo ten nei geros technikos, bet paėmė ir padarė poveikį. Turėjot? Mano mėgstama istorija, čia prieš daug metų Lietuvoje vyko vienas iš ICF vasaros renginių ir mes turėjome svečiuose, jau primiršau vardą, bet turėjom svečią, kolegiją, coachingo specialistę iš Airijos.
Palangoje tada, atsimenu, vyko mūsų tas coachingo renginys. Ir man teko laimė ir garbė pavėžėti tą mūsų kolegę iš Palangos jau grįžtant į Kauno oro uostą, nes iš Kauno skrido į Airiją. Ir mes, dovana likimo, turėjom porą gerų valandų pasikalbėti. Na ir mes važiuojam ir ta kolegė pasidalino savo patirtimi coachingo sesiją su meistru. O istorija tokia priešistorė buvo, kad ten legendos vaikščiojo Airijoje, koks yra fantastiškas vienas coachingo specialistas, ten pasieilė, metami priekį surašyta, prasimušti nėra taip lengva. Ir jinai sakė, aš labai norėjau pas tą coachą pakliūti ir ten po ilgų ar neilgų peripetijų gavo tą galimybę, jau sutiko dirbti su ja. Ir sako, pirmo pokalbio, coachingo pokalbio įspūdis buvo. Sako, tas coachas praktiškai nieko nekalbėjo. Aš pasietėjau, gyvas susitikimas buvo, jis pasisveikina, sako, ir paklausė paprasto klausimo, tai apie ką nori šiandien pakalbėti. Aš pasidalinau, jis sako, tada aš vėl kažką pasakau, jis sako, tada aš dar kažką pasakiau, jisai, tada aš vėl kažką pasidalinau, jisai, ir sako, visą pokalbį jisai klausinėjo mane antakiais. Jisai visą laiką manęs klausinėjo antakiais, praktiškai nieko nesakė, nieko neklausė, bet tai buvo pati geriausia coachingo sesija mano gyvenime. Ar ne? Ir aš klausiu, tai kas tą sesiją padarė tavo gyvenime, geriausia tavo gyvenime? Sako, klausimosi kokybė buvo tokia, kad būnant šalia to žmogaus ir kaip jisai klausosi, kaip jisai būna tame klausimėsi, padarė visą skirtumą. Ne? Kad man šitas pokalbis, tas pirmasis, ten turėjo, aišku, paskui ir daugiau pokalbių, bet tas pirmasis pokalbis paliko neišdildomą įspūdį. Buvimo kokybė, klausimosi kokybė buvo tokia meistriška, tokia gili, kad praktiškai klausimų nereikėjo. Tai man patinka ta metafora, kaip mes galim klausinėti antakiais ir tai gali būti labai, labai stiprus ir labai gilus pokalbis, kuris yra meistro pokalbis. Ne veltui dabar ką tik buvau susitikęs su viena iš savo gyvenimo meistrių. Čia praeitą savaitę suskraidžiau į vieną, į Eriksono partnerių susitikimą, susitikom su Marilyn Atkinson. Irgi nuostabus pavyzdys žmogaus meistro, kur tiesiog vien šalia jos būnant jau gera darosi. Jau vien šalia būnant jos paimi ir paprotingėjai, nes kažkaip jos laukia gerai būnasi. Ir mes turim ko gero pavyzdžių, čia galim prisiminti iš savo patirčių žmonių, kurie turi tuos suvoktus arba nesuvoktus meistro požymius ir šalia to žmogaus kažkaip yra kitaip, kažkaip yra gerai kitaip. Ne? Tai kviesiu irgi galbūt ir jūsų pasidalinimo, kai turėsim tą valandėlę dalinimuose. Tai kas jūsų patirtyje esantį meistrą daro meistru? Ir aišku, kad meistrystė nėra tiesiog kompetencija, meistrystė nėra tiesiog instrumentų daugiau žinojimo. Mes turim labai daug, meistrystė tai nėra dar viena sertifikacija. Teisingai. Ir aš mąsčiau, kokie galėtų būti poslinkiai, nes nei vienas negimė meistrui, teisingai. Jeigu kas nors gimėt, išsiduokit. Ne? Net turbūt vienas iš pačių garsiausių meistrų pasaulyje, kur atrodo, kad gimė būdamas meistru Mozartas, ar ne? Čia Austrijos tema kažkaip sukasi, galvoj, net ir jis turėjo kokius 5 metus pasimokyti, prisiminti, ar ne, kaip muzika atrodo. Jis ten savo pirmąją sonatą parašė, ten būdamas visai vaikas. Neatsimenu tiksliai, bet ar 4 ar 5 metų jis pirmąjį kūrinį. Bet vis tiek turėjo pastėti pasimokyti šiek tiek ir prisiminti, kaip ta muzika skamba ir kaip rašosi, kad jo tas genialumas ir meistrystė galėtų pasireikšti. Kaip mano mylimas dainų autorius sakė, kai ateina ta daina tau, jinai ateina, tai jeigu tu nemokėsi grot ir nemokėsi natų, tai neužrašysi tiesiog. Ne? Tai tu turi mokyti turėti. Tai be abejo, kad meistrystėje kompetencija be jokių kalbų turi būti, teisingai. Be jokių kalbų turi būti tam tikras modelis darbo su savim. Be jokių kalbų. Ne? Tam tikra praktika turi būti kažkas, kuo jūs palaikot ne tik savo buvimą, bet ir savo kelionę. Ir aš norėčiau
pasidalinti keletą minčių, diskutuotinų minčių. Ar ne? Tai jokių būdų nėra kažkokia jau nusistovėjusi ar tiesa, ar praktika, bet man dabar taip atrodo, kad ypač coacho kelyje įvyksta keletas, na, pavadinkim tai poslinkių. Keletas poslinkių nuo kažko link kažko. Ir tie poslinkiai gali reikšti, kad mes esam meistro kelyje. Tai jeigu aš čia taip senovišku būdu, aš pavadinčiau, ar ne, poslinkiai link meistrystės, ar ne, tai vienas iš pirmųjų poslinkių, kur man atrodo be galo svarbus, yra tai, kai mes, aišku, išmokstam instrumentų, išmokstam tam tikrų struktūrų. Coachingas yra struktūruotas pokalbis, teisingai. Jisai turi kartais laisvesnę, kartais kietesnę struktūrą, bet coachingas yra struktūruotas pokalbis. Coachingas yra tikslinis pokalbis. Ir mes pirmiausia išmokstam vienokią arba kitokią coachingo pokalbio struktūrą. Ar ne? Ir pradžioj savo coachingo kelionės mes tą struktūrą labai tvirtai laikom, teisingai. Mes jos laikomės. Kas įvyksta šiek tiek vėliau, kai mes pajudam į priekį savo kelionę, ne? Idealiai mes net ir mokymosi metu jau galėtume pajudėti į šitą pusę. Būtų labai, man atrodo, labai vertinga, jeigu visi gerų coachingo mokyklos absolventai tą pirmą poslinkį jau būtų patyrę ir įvykdę mokymosi metu. Tai pirmą poslinkį, aš sakyčiau, nuo struktūros laikymosi prie to, kad mane struktūra laiko. Kaip coachą, ar ne? Aš internalizuoju struktūras ir jos nustoja tarsi diktuoti man, ką aš darau, bet jos pradeda laikyti mane. Jeigu čia paimti per kokią analogiją žmogaus kūno, tai čia paimas stuburas susiformuoja, ar ne? Tarsi stuburas laiko mane. Tai nuo struktūros laikymosi prie mane struktūra laiko. Man atrodo labai svarbus poslinkis. Struktūra nustoja mane ribot. Struktūra duoda man tvirtumo ir pasitikėjimo, nes ji veikia. Jeigu mes išvažiuotume į gatves automobiliais ir ten nebūtų tam tikrų struktūrų, nekalbu tik apie taisyklės, ar ne? Ten yra daugiau struktūrų. Yra įvairių žymėjimai, yra kelio sandara, yra kaip susikerta arba nesusikerta keliai. Tai jeigu nebūtų tų struktūrų, tai mes ten labai netoli nuvažiuotume. Ar ne? Iš pradžių, kai įsikirtę į vairą važiuodavom pirmaisiais savo mėnesiais, ar ne? Ir kaip vėliau mes važiuojam, tai mus paskui struktūra laiko. Pats automobilis yra struktūra, jeigu ką, teisingai. Ir kaip nors pamojuokit, jeigu jums rezonuoja, tai kokių tokių ar kitokių pamojavimų duokit, ar ne? Tai man atrodo vienas iš tokių labai svarbių ir mano galva, kaip vienos iš mokyklo atstovo, tai šitą mes norim, kad šitas dalykas įvyktų mokymosi metu. Kad žmonės išeitų jau į pasaulį, pavadinsiu, dirbti su realiais klientais, už atlygį, kad jau būtų tas laisvumas ir kad būtų tas tvirtumas, kuris yra ne dėka to, kad palaida bala, bet dėka to, kad struktūros internalizuotos ir jos neberiboja, o palaiko. Čia, man atrodo, vienas iš pirmųjų poslinkių, kuris yra labai svarbus kelyje į meistrystę. Ne? Čia prie struktūrų aš pridedu ir modelius, ir pridedu ir instrumentus, ir pridedu kitus dalykus, ar ne, kur tarsi yra pagunda kaip instrukcijų laikytis. Bet ne, mes norim peraugti, ar ne? Taip, kitų metaforinių būdų mano suvokime, tai meistrystė atsiranda tada, kai mes peraugam profesionalumą. Ne? Tai vienas iš tų dalykų, kaip aš suprantu, meistrystė. Kitą poslinkį noriu pasidalinti. Aišku, tai susiję ir su kompetencijomis. Čia irgi būtų gerai, kad šitas poslinkis įvyktų
mokymosi metu. Tai čia labiau apie vieną iš pagrindinių coacho instrumentų, ar ne, tai mūsų ausis. Nu, ne ausis, bet mūsų klausimasis, ar ne, mūsų smegenis, kurios moka klausyti. Tai, aišku, nuo istorijos klausimosi prie struktūros klausimosi, ar ne? Tai nuo, gal pasakysiu, turinio klausimosi prie, na čia irgi pirmasis žingsnis į giluminį klausimąsi. Bet čia irgi į žodį struktūros klausimąsi aš įdedu daugiau. Kai mes pradedam pastebėti dėsningumus, kai mes padedam pastebėti, kaip žmogus konstruoja savo supratimą. Mes nustojam, nu nenustojam girdėti, bet perkeliam savo dėmesį, mes girdim, aišku, istoriją. Mes girdim, ką žmogus sako, mes girdim, kokius žodžius naudoja, mes girdim, kokius sakinius naudoja. Bet mes pradedam pastebėti, kaip žmogus konstruoja savo realybę. Ir tai yra be galo svarbus poslinkis pakeliui į meistriškumą. Tai dar nėra meistriškumas, mano supratimu, ar ne? Čia mes kalbam apie profesionalumą vis dar. Mes pastebim, kaip žmogus sustabdo save. Mes pastebim, kokie žodžiai su kokiom emocijoms yra susikabinę ir kaip žmogus savo vidinių procesų išsilaisvina arba susistabdo, arba prasiplečia, arba susisiaurina. Ne? Tai mes pradedam girdėti ir matyti, tarsi matyti. Aš mėgstu panaudoti kartais tokią metaforą, kad kai mes iš šitą poslinkį pradedam patirti ir jame judėti, tai mes tarsi pradedam girdėti akimis ir matyti ausimis. Ne? Mūsų išsiplečia mūsų patyrimo spektras. Ne? Mes galim tarsi žiūrėti žmogų, stebėti ir tarsi papildomai išgirsti kažką, kas žmogaus viduje vyksta per tai, ką matom. Mes galim klausyti žmogaus ir galbūt vos pastebimą intonacijos niuansą, galbūt sujungdami su mūsų pastebėjimais per matymą, mes pradedam matyti tam tikrus pasikartojančius dalykus, kurių žmogus pats nepastebi. Ir tai gali būti tai, ką aš vadinu nuo istorijų klausimosi, nuo turinio klausimosi prie struktūros pastebėjimo. Ir tai be galo svarbus poslinkis. Ir tarsi gali atrodyti, kad aš dabar kalbu apie kažkokį tai mechanistinį coachingą, bet taip nėra, ar ne? Mechanistinis būtų, jeigu mes pažingsninės instrukcijas naudotume. Čia kalbam apie tai, kad kai jau integravosi struktūros, mes suprantam, kad pas kiekvieną žmogų yra savo struktūros, kurios žmogus atsinešė gimdamas ir susikūrė gyvendamas. Ir čia galime daugybę dalykų pamatyti, kaip žmogus save apsibrėžia, kaip žmogus evoliucionuoja, kaip žmogus savo leidžia arba neleidžia evoliucionuoti. Kaip žmogus didžiąja prasme kuria savo realybę. Mes konstruojam savo realybę, savo mąstymus, savo vidinių dialogų ir savo vaizdiniais, kuriuos mes įsileidžiam, filtruojam ir daugybės dalykų mes tiesiog nematom ir nesuvokiam, nes jie yra išfiltruoti. Ir per šį poslinkį mes galim pajudėti link meistriškumo. Kitas be galo svarbus poslinkis, kuris, man atrodo, atsitinka daugeliu atveju jau po to, kai žmonės išeina į pasaulį po mokyklų. Čia vėl plačiaja prasme mokymosi procesas niekada nesustoja. Ne? Mes turime level 1, level 2, level 3. Čia aš labiau turiu omeny level 1 mokymasi. Iki šiol vertinga? Pasitikrinu. Čia pievose mes ar gerai. Kitas poslinkis. Trečią pridėkim. Man atrodo, vienas iš tokių centrinių poslinkių, kur priklauso nuo to, ar jisai įvyksta, kokiu būdu įvyksta, žmogus arba liks gero profesionalo lygyje, arba atsidarys vartai į meistrystę. Tai nuo kliento į kabutės paimsiu coachinimo
ar ne, į pasitikėjimą klientu. Yra tas tarsi jau nutrintas galbūt, gal net plačiau pasakysiu, ne tai, kad klientu, tuo žmogum, su kuriuo aš esu. Ar ne? Nebūtinai aš turiu apsibrėžtą žmogų kaip klientą ar dar kažką. Bet čia yra, mano supratimu, vienas iš pačių pirmųjų žingsnių, kai mes viduj, ir čia yra vidinis poslinkis, čia nėra labai intelektualinis poslinkis, bent jau mano patirtyje. Tai yra tam tikras vidinis suvokimas, kad aš galiu pasitikėti tuo žmogum tokiu, koks jis yra, tuo, kuo jis yra dabar. Mes mėgstam sakyti trust the process, ar ne? Trust the client and trust the process. Pasitikėk klientu, pasitikėk procesu. Ir kelyje į meistrystę tas tikrasis pasitikėjimas, kur aš neapsimetu, kad pasitikiu, bet iš tikrųjų pasitikiu. Čia labai rimtas klausimas. Čia gal net ir staptelt norėčiau šitoje vietoje, kokią minutę dviem, ar ne? Jūsų patirtį. Ką jums reiškia, kad jūs jau iš tikrųjų pasitikit? Aš to pasidalinsiu, ką man reiškia, bet man įdomu jūsų, ne? Nes būna, kad mes apsimetam, kad pasitikim arba įtikinėjom save, kad pasitikim, bet iš tikrųjų ne visai. Ne? Iš tikrųjų vis tiek tikrinam, iš tikrųjų turim antrų minčių. Bet ką jums reiškia pasitikiu? Kitų žmogum. Galit žodžiu, galit raštu. Nestabdau savęs ir viską pasakoju atvirai. Man saugu su tuo žmogum, ar ne? Čia gali būti vienas iš pasitikėjimo pasireiškimų. Pasitikiu, kad pats atsakys žmogus, ar ne? Kai nieko nežinau, įdomu, kaip pasitikėjimas dalyvauja tame, ar ne, Neringa? Kai nieko nežinau apie kito žmogaus pasaulį. Ir kas tada? Nebandom sutaisyti. Nes čia gera mintis būtų įsivardinti, kuo būtent pasitikiu apie tą žmogų. Teisingai. Nes aš galiu pasitikėti, kad tas žmogus yra už mane. Teisingai. Kad man linki gero. Galiu tokį pasitikėjimą turėti. Galiu turėti pasitikėjimą, kad šitas žmogus pats atsakys į klausimą. Galiu kokius dar pasitikėjimus galiu turėti. Ypač coachingo kontekste, ar ne? Čia bent jau Eriksoninės mokyklos kontekste, tai mes turim tokį vieną postulatą, kad mes pasitikim, kad su žmogum viskas yra gerai. Mes tikim, kad žmogus yra, su juo viskas gerai, taip kaip yra. Toks, koks tas žmogus yra, taip ir yra gerai. Ar tai nėra išankstinė? Aišku, kad yra, Rasa. Aišku, kad yra išankstinė nuostata. Čia, žinot, aš taip skaniai pasijokiu, kai kartais būna toks pagunda pasakyti, nu tai coachingė mes ateinam be išankstinių nuostatų į pokalbį. Man atrodo nesąmonė. Ateinam tik su tokiam labai smagiom išankstiniam nuostatom. Pavyzdžiui, kad su kiekvienu žmogum viskas gerai. Puikia nuostata, ar ne? Ir ta nuostata man leidžia pasitikėti žmogum. Man nebereikia jo tarsi coachinti ir jam taikyti kažko tai. Aš pasitikiu, kad yra procesas, yra žmogus ir, mes sakom, išveš procesas, ar ne? Aišku, kad yra išankstinė nuostata. Ir ko gero būtų naivu tikėtis, kad įmanoma gyventi mūsų fiziniam pasaulyje be kažkokių tai nuostatų. Mes visada jas turim. Klausimas yra kokios kokybės. Ir kaip Miltoną Eriksoną, jeigu pacituosiu, čia internete per daugybę įrašų žiūrinėjau, vienam įrašė jau paklausė, o kaip su manipulacija? Ten buvo kontekstas hipnozės, tai ar čia nėra manipulacija, sako. Tai Eriksonas atsakė, aišku, kad yra. Viskas, ką mes darom vienas su kitu, yra manipulacija. Viskas. Jeigu mes bendraujam vienas su kitu, tai yra manipulacija. Ir neklausimas, ar tai yra manipulacija, yra klausimas, link ko mes manipuliuojam. Ar ne? Ir čia paliksiu atvirą, aš galbūt šiek tiek įgarsinsiu, man atrodo, šitas pasitikėjimas, kuris coachingą daro coachingu ir coachingo specialistą veda link meistrystės, yra pasitikėjimas, na čia pacituojant jau Albertą Einšteiną, ar ne, yra pasitikėjimas, kad pasaulis yra gera vieta gyventi. Yra pasitikėjimas, kad jeigu žmogus yra pasaulyje, tai savaime patvirtina to žmogaus vertingumą.
Ir man atrodo, mano subjektyvė nuomonė ir savo patirtim remiuosi, ir savo mokytojų patirtim remiuosi, man atrodo, čia yra lūžio taškas kelyje į meistrystę. Kai mes iš tikrųjų pradedam pasitikėti pasauliu, kas nėra labai lengva, ypač kai žiūrim į veidrodį. Ką, ir su šituo viskas gerai? Ar ne? Ir šitas, kur iš veidrodžiai mane žiūri, ir su šituo viskas, aš taip gerai žinau, kas su tuo piliečiu yra ne taip. Ir tu sakai, kad čia su šituo irgi gerai, ir šituo galima pasitikėti. Tai didelis darbas, kurį mes norim padaryti ir kažkaip priimti save savo netobulume. Tada, ko gero, galima ir kitą priimti, to žmogaus tobulume, būnant netobulu. Man yra tekusi laimė taip epizodiškai, bet tokia tarnystę tokią atlikti, kuri vadinasi dvasinis palydėjimas, kai žmonės dalyvauja savo įvairiuose tylėjimo arba kitokiose stovyklose ir tiesiog kalbėsi su žmogum, kad ir tai yra proceso dalis. Ir aš atsimenu, kokias transformacijas pats aš praėjau, ieškodamas buvimo kokybės su tuo žmogum, kai tai nėra coachingo pokalbis, tai nėra kažkokia konsultacija, tai yra pabuvimas su žmogum, kuris bando arba yra kelyje ir bando susišnekėti su savimi, tarsi pažiūrėdamas į save iš to dieviškumo pusės, ar ne, arba bandymas pasišnekėti su Dievu iš kitos pusės. Tai ką ten tada turi veikti Paulius tam kambarį su žmogum, kuris tokį klausimą gvildena? Ir ten supranti, kad visas ten gali pasidėti į spintelę visus savo ten coachingo mokslus, visus savo gerus klausimus, visą savo žinojimą apie save, apie kitus, apie pasaulį. Gali pasidėti į spintelę, nereikalingi tie dalykai. Ne? Ir aš savo radau vieną atsakymą, kuris evoliucionuoja irgi su laiku ir su patirtim, kad mano darbas taip pasitikėti tuo žmogum ir tuo, kame tas žmogus yra, kad jeigu būtų įmanoma, aš norėčiau tapti permatomu. Ar ne? Kad aš būčiau kambarį, bet manęs tarsi nebūtų. Va taip, man atrodo, kad yra geriausias būdas palydėti žmogų jo dvasinėme kelyje. Ir kažkokią paralelę aš randu ir coachingė, kai mes pradedam tarsi tą patirtį vidinę turėti, kad šiaip tai aš nesu labai svarbus ir čia bus kitas poslinkis, ar ne? Bet tas, kad galėčiau aš savo pasakyti, kad aš nesu iš tikrųjų labai svarbus, reikia pirmiausiai pasitikėti, kad aš galiu savo leisti būti nesvarbiu. Tam reikia pasitikėjimo. Ne? Tam reikia pasitikėjimo. Va, tai čia pažiūrėkim, ar norit sureaguoti kažkaip, ar pakomentuoti, bet man atrodo, čia yra tas pagrindinis lūžis, kuris atidaro vartus į kitus du poslinkius, kuriuos noriu čia pavardinti, kaip jau minėjau, be pretenzijos į kažkokį tai išbaigtą darbą. Taip, turi tapti niekuo, čia yra vienas iš būdų tai pasakyti, kad peržengti meistrystės vartus. Ir ten gali atsirasti tokių ir konkrečių išraiškų. Rasa, prašau. Aš tiesiog kelios tokios įžvalgos kyla beklausant, tai vienas visgi, manau, kad tas yra nuo to, kur mes esam, taip mes ir suprantam, kas yra pasitikėjimas arba meistrystė, nesvarbu, ką, tai yra mūsų interpretacija iš mūsų vystymosi brandos ar sąmoningumo lygio. O kitas, žinai, momentas, tai noriu pasakyti, kad bendro vidurkio galbūt sunku surasti, nes visi kitaip tą pajaučia. Antras dalykas, tai einu prie pajautos, kad ne tik protų tai pasitikėjimas įvyksta, ar ne, jeigu per nuostatas ten vertybės susiformuojam kažkokias. Tai yra ir toksai, to mes angliškai, aš nežinau, lietuviškai nelabai ir mokam to, turi vertimo padarytas presencing, žinai, jis yra labai toks svarbus ir jis nėra kognityvinis, tai gal čia dar toks labai svarbus momentas pasitikėjimo. Labai ačiū, Rasa, už šitą komentarą. Tu man priminėjai, ką norėjau pasakyti, kaip aš tai patiriu irgi. Ar ne, mes pasižiūrėkim, kaip mes tai patiriam. Aš kažkada tai savo
klajonėse ir tyrinėjimuose ir tylėjimuose ir kalbėjimuose esu atradęs, kad galima žinot daugiau negu vienu būdu. Ir vienas tą, kad tu paminėjai kognityvinį žinojimas, aš tai rodau, kad žinau galvą savo. Ir tada šitas žinojimas galvai, jis aišku turi savo pagrindimus, turi savo teorijas, praktikas ir visus kitus dalykus. Bet kai kurios dalykus aš žinau maždaug šitą vietą. Pasitikėjimas irgi gyvena čia. Ir neturiu aš būdo paaiškinti tų dalykų, kurio žinau šitą vietą. Pat ir viskas, ne? Ir čia, kai aš žinau šitą vietą, man gali kuolą ant galvos tašyti, gali sakyti, kad tu kvailas arba tu čia nesąmonės kalbi. Aš sakysiu, aš tave girdžiu. Ir nuo to mano žinojimas nesviruoja, ar ne? Tai man pasitikėjimas irgi yra dalykas iš čia. Ir bandymas paaiškinti kognityviniu būdu nėra taip lengvai padaroma, kaip galėtų atrodyti. Intuicija kažkur jo. Man intuicija dar žemiau, man intuicija kažkur čia yra, po šonkauliais. Bet vėl mes galim paieškoti, kur kūne gyvena tie dalykai. Va, tai pasitikėjimas. Leiskit pajudėti dar porą žingsnelių ir mes tada už kažkiek minučių staptelsim ir toj vietoje norėsiu pabaigti savo prezentaciją ir paskatinti diskusiją. Kitas poslinkis, man atrodo, toks pakankamai gal techniškas, bet jisai nelabai, vėlgi iš mano patirties, nelabai įmanomas be šito, be pasitikėjimo. Kad mes vėl, kaip čia išversti, man angliškai labiau galvojasi tas performing coaching, ne? Mes tarsi vykdome coachingą, nuo coachingo vykdymo prie tiekmės coachingė. Ar ne? Tai kažkaip va taip, jeigu aš galėčiau nenoriu sakyti darimo coachingo, čia giliau yra ir subtiliau. Buvimo coachingė. Jo, tai čia vat nuo to tarsi vis tik tai su prieskoniu darimo prie toks buvimas coachingo sraute. Ne? Bet be pasitikėjimo tas iš vis neįmanoma. Ar ne? Prie buvimo coachingo sraute. Ir čia, aišku, tame sraute, vėl metaforiškai, aš gal taip pasakysiu, kai mes kalbamės coachingo pokalbėje, tai ne 2 dalyviai, o 3 dalyviai visada dalyvauja. Mažiausiai 3. Ne? Dalyvauja coachas, dalyvauja klientas ir dalyvauja coachingas. Arba dalyvauja erdvė, kurioje. Arba jūs įvardinkit, kaip jūs įvardinate tą. Bet ko gero, kad niekada dviese nesikalbam. Yra kažkas daugiau. Bet tam, kad tas kažkas daugiau turėtų savo vietą tame pokalbėje, mes turim pasitikėti, kad tas kažkas yra gerai. Ir tada mes įleisim. Laukas, tikrai taip. Laukas vienas iš žodžių. Ar ne? Va. Ir vėl čia neturiu galimybės labai išsiplėsti šitoj vietoj. Bet tai yra jau, man atrodo, prieš paskutinis žingsnis arba jau ant slenkščio čia šitoj vietoj stovim, kai mes pradedam leisti coachingui vykti per mus, ar ne, tam santykiui tarp žmonių ir ne tik tarp tų 2 žmonių santykis, ar ne, jisai pradeda vykti per mus. Man atrodo, čia jau yra labai stiprus signalas, kad mes esam, jeigu ne meistrystė, tai ant slenkščio, ar ne? Ir taip, mes turim tą žodį holding the space, ar ne? Ir nėra labai paprasta, kol nesi to patyręs, nėra labai paprasta paaiškinti, ką tai reiškia laikyti erdvę, teisingai. Kita vertus, mes galim daryti tam tikrą vidinį procesą, kuris leidžia tą erdvę laikyti. Ten įvairiausių galim turėti savo priemonių, ar ne? Aš turiu įvairias vizualizacijas savo ten išdirbtas, kaip galiu laikyti tą erdvę. Na ir pabaigoje parašysiu 5, kuris šiuo metu man iki 5 susiskaičiavo šitoje temoje. Tas, ką turbūt mes teoriškai visi žinom, kad meistrystė tai yra jau visiškas nuėjimas nuo darymo tokio iš vidaus žiūrint į buvimą. Ar ne? Tai mes jau nebedarome, tai čia į skliaustelius imu coachingą, ko nors darimo
ar ne? Prie buvimo. Ir čia mes savo galim pasisakyti, kuo, ar ne? Prie buvimo parašysiu coach'u, bet iš esmės įsidėkit savo žodį. Mano atveju galbūt prie buvimo lydėtojų, gal kitu atveju prie buvimo niekuo, gal prie buvimo tuo, ko paprašys iš manęs šitas pokalbis. Ar ne? Prie tokio leidimo savo veikti iš buvimo. Kur čia mes, ko gero, jau galim drąsiai sakyti, kad jeigu mes čia esam, tai yra visi šansai leisti savo būti nesvarbiu. Vis dar gali būti pagunda būti savo svarbiu, ar ne, ir galvoti, ką čia aš veikiu. Bet iš kitos pusės jau yra sąlygos, kurios leidžia man duoti savo leidimą būti nesvarbiu. Bet vis tik tai būti pageidaujamu ir vertingu, ar ne, pokalbio dalyviu. Niekur nėra AI. Ja, AI labai įdomus dalykai, ar ne? Kur įdomu, į ką tai išsivystys. Kai kurie autoriai sako, kad tas dirbtinis intelektas, ne dabartinis stadijoje, aišku, turi potencialą išsivystyti kitokį intelektą negu žmogiškasis. Ar ne? Ir kas sakė, kad negali būti kitokių intelektų. Va, tai apibendrinant, ką norėjau pasidalinti, ar ne? Na, tarsi tam tikrą struktūrą bandžiau sudėti, bet ne tiek į struktūrą, kiek į tam tikrus poslinkius. Ir tikiu, kad tie poslinkiai yra individualūs. Gal panašumo yra, galbūt jūs galite atpažinti ir jūsų patirtį panašius poslinkius. Mano vaizdinyje apie meistrystę tai niekada nėra užbaigtas dalykas, ar ne? Atsimenu, prieš kokius gerus 5 metus vienas mano kolega, jisai jau vienas iš pirmųjų iš vis pasaulyje MCC, ten, reiškia, Master Certified Coach, jisai prieš kokius 5 metų paklausė, tai Pauliau, tai kaip ten su tavo MCC, tai kokią metaforą, sakau, žinai, dabar truputį pasikeitus, bet pasijuokti galima skaniai. Sakau, žinai, metafora tokia, yra paruoštas patiekalas, supakuotas į plėvelę ir įdėtas į šaldymo kamerą. Tai prieš 5 metus meistrystės kelionė buvo toks etapas, kur viskas yra, visi ingredientai yra, bet padėtas į šaldymo kamerą. Tai dabar jau užtrauktas, atitirpinėja. Žiūrėsim, kas toliau bus. Va, tai čia ir jeigu taip supakuočiau į trumpą galbūt tokią tezę, ar ne, tai iš pradžių mes mokomės coachingo. Mes mokomės technikų, mokomės struktūrų, ar ne? Vėliau mes mokomės ir pradedam pasitikėti procesu. Ir galiausiai mes pradedam būti. Ne? Nes anie dalykai jau integravosi, jie tapo, be tų pirmųjų dalykų labai sudėtinga būti coachingo meistru, pavyzdžiui, ne? Bet mes mokomės, mes ugdomės laisvę tam tikrą ir paskui mes duodam savo leidimą būti. Ir čia norėčiau staptelt, pažiūrėti ir paklausyti ir pažiūrėti ir padiskutuoti su mūsų mielom kolegėm ir kolegom. Kągi jūs ne tik, kad gaunate, kas su jumis vyksta dabar šitam lauke, kurį mes visi drauge kuriam. Galit pakelt ranką, ar paklausti, ar pasakyti, ar pakomentuoti, ar istoriją papasakoti, tai galim sau leisti keletą minučių tokiam gražiam dalykui. Ačiū, Pauliau, labai. Aš tai galvoju, aš tai turiu klausimų, galiu pradėti. Nes aš manau, kad tai, kad tu čia pasakoji, žinai, yra tokie gilus ir svarbus dalykai, tai galbūt ne iš karto iškyla tas klausimas, bet man tai yra apie tai, kad apie tą ryšį, koks tas ryšys turi būti tarp kliento ir meistro, kad iš tikrųjų ta meistrystė atsiskleistų kaip įmanoma geriausiai. Geras klausimas. Čia vėl šitam fone, kur čia už nugaros dabar yra, tai man atrodo, kai kurie žmonės sako, kad visas šitas pasaulis yra simuliacija ir viskas, kas yra išorė, tai yra tavo vidaus projekcija į išorę, ar ne?
Tam, kad šitas ryšys būtų, tai aišku, pirmiausia, ryšys viduje turi būti. Ne, tai aš gal tiesiog čia ir staptelsiu. Tai kad tas ryšys būtų meistriškas su kitu subjektu, kuris tarsi yra išoriai, tai turi būti tam tikras išugdytas ir suformuotas ryšys savo viduje su savimi, su pasauliu, su galimybė kitam žmogui būti. Ir va tas, turbūt vis tik tai šita vieta, man atrodo, viena iš centrinių vietų. Kai mes leidžiam tam pasitikėjimui rastis, iš čia, man atrodo, ir ryšys tada randasi. Kai man nebereikia saugot nugaros, man nebereikia įrodinėti nieko, nes aš pasitikiu. Pasitikiu žmogum, pasitikiu savimi, ar ne? Pasitikiu coachingu kaip metodologija, su visa laisvė modifikuoti tą metodologiją, kadangi jinai nėra pirminė, jinai yra antrinė, ar ne? Liudijimas labai geras žodis. Ačiū. Tai vat mano toks būtų atsakymas, Laura. Ačiū už klausimą. Rimai. Jo, tai pirmiausia, Pauliau, norėjau padėkoti už pasidalymą tuo, žinai, savo to poslinkių link meistrystės, ne, tuo galiu gal čia vadinti modeliu, bet elementais. Ir aš tikrai su daug ko sutinku. Ir kažkaip pabaigoje man toks net optimistinė gaidelė atėjo galva, kad galima iš tikrųjų gal dabar uždirbti mums kaip coachams iš buvimo. Ne? Nes iš principo Taip. Gimsta tokia nauja veikla, kurią galima netgi turbūt monetizuoti, tai ne tai, kad fiziškai kažką veiki, bet būni. Ne? Bet vienoj vietoj, aš nenoriu tau prieštarauti, bet vienoj vietoj sužadinai mano mintis su tuo savo lūžio tašku apie pasitikėjimą, kam aš visiškai pritariu, bet kažkaip nenorėjau taip pigiai paleisti. Tai man atrodo, kad jeigu rimtai žiūrėt, pasitikėjimas yra mano galva labai daugiasluoksnis dalykas. Taip. Ir netgi kontroversiškas ir paradoksalus. Ne? Tai mano galva meistras, tikras meistras turėtų tą visą kontroversiškumą ir paradoksą talpinti savyje. Ką aš turiu meny, kad kai aš pasitikiu, tai galiu tuo pačiu ir nepasitikėti. Ir jeigu aš tikras ir geras meistras, ir geras coachas, tai tikriausiai aš nebūtinai turiu pilnai pasitikėti, nes jeigu pilnai pasitikėsiu, kažko galiu nepastebėti. Na, tai va tas buvimas čia ir dabar ir jaustis nepatogume patogiai, va čia turbūt, ne, priimti tuos kraštutinumus. Čia kažkurio vietoje tas yra, Rimai, tikrai taip. Išbuvimas neapibrieštume ir gerai jaustis nepatogume yra dalis to. Tikrai taip, ar ne? Ir čia dar verta vystymo. Labai ačiū, Rimai, už šitą pakelimą, nes tikrai taip, pritariu tau, kad tas pasitikėjimas, jisai turi visas spalvas. Visas spalvas, ar ne? Ir net kai aš nepasitikiu, aš pasitikiu, kad tai irgi yra gerai. Kad tai turi vietą būti, ar ne? Kaip ten sakė, kad kai įvairiuose kalbose įvairiai, nes kai šukuosenos nebuvimas irgi yra šukuosena, ar ne? Tai ir pasitikėjimas, ar ne? Čia man labai patinka ta istorija, jinai pakankamai ilga, bet ją sutrumpinus, Einšteino frazė iš tikrųjų, kurią aš jau vieną kartą minėjau šiandien, kad kai žurnalistas paklausė Einšteino kažkada, tai ten angliškai tai problem ir uždavinys yra tas pats žodis, ar ne? Problema ir uždavinys. Tai klausė, tai kokį tu uždavinį, what problem are you solving, ar ne? Tai Einšteinas po ilgos pauzės atsakė, tai aš dabar sprendžiu uždavinį, tai ar visa tai yra gera vieta gyventi. Kas nustebino žurnalistą, nes tikėjosi, kad kažkokį tai fizikos galbūt uždavinį sprendžia, ar matematikos, ar dar kažką, tai Einšteinas va tokį uždavinį sprendžia. Tai paklausė, kodėl tai yra pats svarbiausias uždavinys. Nes sako, nuo atsakymo priklauso, kaip mes gyvensim. Ne? Jeigu mes pasakysim, kad tai yra gera vieta gyventi, tai mes plėtosim, statysim tiltus ir bus toks vystimasis, tokia evoliucija. Jeigu mes pasakysim, kad tai yra pavojinga vieta gyventi, tai mes statysim sienas, tvoras ir visaip kitaip ginkluosimės. Ne? Tai čia tas pasitikėjimas, kad pasaulis vis tik yra gera vieta gyventi, man atrodo labai svarbus. Ir kad
su visais to pasaulio elementais jie yra reikalingi. Man labai suskambėjus ir šiandien aš tą minėjau, aš vieną frazę pakartosiu vėl. Man atrodo, ir man filosofiškai labai tinka kaip asmeniui, kad pats faktas, kad kažkuris tai žmogus yra šiame pasaulyje, jau įrodo, kad tas žmogus yra vertingas. Taškas. Ir aš pasitikiu šitą interpretaciją pasaulio. Man gali patikti, nepatikti, bet jau pats faktas, kad aš esu pasaulyje, patvirtina, kad aš esu vertingas. Ar ne? Taip gali kiekvienas žmogus pasakyti. Ir apie kiekvieną kitą žmogų galim tai pasakyti. Dar komentarų. Matau padėkų ir atsisveikinimų. Ja, geras klausimas, Aiste, jo. Kas meistrą daro meistru? Nes bus skirtingi apibrėžimai arba skirtingi atsakymai ir tas atsakymas, jisai nėra statiškas, jisai augs kartu su tavim. Ne? Čia man irgi tas yra smagus suvokti ir tokios laisvės labai man daug duoda, kad tai, kaip aš suprantu, pavyzdžiui, meistrystę ar kažką šiandien, tai yra už kažkiek laiko aš kitaip suprasiu. Ir tai irgi yra gerai. Ir tai yra dalis to gyvenimo revoliucijos, nes mes savo supratimą galim išaukti. Ir nėra labai sveika įsikirsti kažkokį supratimą, kuris neauga kartu su manim. Teisingai. Kaip mes pažadus duodam, mes išaugam savo pažadus. Kaip mes įsipareigojam kam nors, reikia suprasti, kad tas įsipareigojimas turi augti su manim. Arba turi evoliucionuoti su manim. Čia gal tokia citata, ne visai tiksliai į šitą temą, bet man kažkodėl neišlindo dabar. Prieš nemažai metų klausiausi vienos psichologijos internete apie vedybas ir apie mūsų pažadą amžinai. Ne, bet kai žmonės tuokiasi, tai kol mirtis neišskirs, amžinai aš su tavim. Tai sako, žiūrėkit žmonės, kiek trunka amžinai šiais laikais ir kiek truko amžinai, kai buvo sugalvotas šitas pažadas, tai labai skirtingi amžinai. Nes ten prieš kokį kelius šimtus metų tas amžinai trukdavo nuo 10 iki 15 metų ir ten tada išsivaikšto žmonės į kitą pasaulį. Dabar, sako, tas laikas yra 3-4 kartus ilgesnis. Tai tavo pažadas, minimum turi būtų gera praktika atnaujinti pažadą, kas kokį 15 metų. Ir galbūt jį iš naujo suvokti, ką tu dabar kam pažadi. Tai man labai imponuoja šitą mintis ir man atrodo, čia meistrystės yra dalis, ir kažkaip labai rezonuoja Karimas pasakė, ar ne, kad tai, kaip mes suprantam, auga kartu su mumis ir tai yra meistrystės sudėtinė dalis. Ne? Tai, ką gaunate? Po trupučiuką mes pradėkim užbaiginėti. Tai, ką pasiimat? Tiesiog, arba gal ką iš to, kas atliepia į tą norą, kurį savo pasirašėt pokalbio pabaigoje, įsigarsinkim. Tai kas iš to, kad mes čia pasikalbėjom? Taip, tai kviečiu tikrai po vieną sakinį tiesiog, ką išsinešat. Vertingiausia. Kas nori, ne? Be spaudimo. Visi, kas norit. Taip, tikrai taip. Kablelį dėkit, kur norit. Aš tai galvoju tiesiog, kol dar kažkas pakels ranką ir parašys, man kirbėjo toks, aš sakyčiau, kvailas klausimas, bet mes esam kažkada šnekėję ir su Paulium apie tai, kad kiekvienas profesionalas randa savo klientą, ne? Nepaisant to, kuriam jisai etape dabar yra, ne? Galbūt tik baigęs, tik tais mokslus. Ir aš galvoju, kokiems klientams reikia meistro, žinai. Taip. Ir čia be galo svarbus klausimas. Be galo svarbus klausimas, ar ne? Kokiems klientams reikia meistro? Čia aš tiesiog pasidalinsiu labai trumpą istoriją. Mano kolegė ir jau ilgametė draugė iš Latvijos ir oficialiai MCC. Ir pasidalino tokiu vieną repliką iš savo klientės, jau ilgametės klientės, kuri puikiai supranta, kas yra coachingas, kas yra tokio lygio coachingas, anokio, trečiokio lygio coachingas. Ir sako, vieną dieną man ta klientė ateina ir sako, tu šiandien man padaryk PCC lygio sesiją, man nereikia transformacijos šiandien, man reikia tiesiog veiksmų plano gero.
Ar ne, tai meistro sesijai reikia ir kliento, kuris pasiruošęs meistro sesijai. Tai čia gali būti kitas pokalbis, ar ne, kuris faktas, kad ir geroji žinia, nuo to, ką tu ir sakei, Laura, geroji žinia, kad kiekvienam mūsų meistriškumo lygiui ir kiekvienam mūsų profesionalumo lygiui yra klientas. Mm. Ir ne vienas. Ne? O mums jų nereikia kažkokios milijonų, mums reikia kiek? 10 vienu metu. Ačiū labai. Tai, nežinau, jeigu dar yra norinčių pasisakyti ar parašyti, prašom. Va, čia patruputį yra komentarai. Jo, koks jausmas, kuomet besąlygiškai pasitikė. Va, vaučerius riboja. Taip. Šventė, ačiū Rasa. Jo, aš tai galvoju, kad aš asmeniškai dar išsinešu tokį, kad, na, tiesiog pasitvirtinimą apie tą tikėjimą, tai va, Džiuginta irgi gal pridės, bet apie tą pasitikėjimą ir tikėjimą, žinai. Ir dar kitą momentą apie tą tarnystę, kad iš tikrųjų tai ne tai, ko kaučiui reikia, žinai, o ko reikia tam klientui, su kuriuo tu esi. Tai ačiū labai, Pauliau, ir Džiuginta, prašom. Norisi įgarsinti man mintį, tai aišku, visų pirma, tai ačiū Pauliau, kad galėjom vėl paklausyti tavo išminties, bet man labiausiai užstrigo mintis, kad tu gali nuvesti klientą tik tai į tokį gylį, kuriame esi pats pabuvojęs. Tai vat, ir tada man iš karto klausimas, vat, okei, o tai kaip man dabar rasti, nu, vat, savo, sakykime, tą coachą, kuris gali nuvesti dar giliau. Nu, tarkim, irgi kaip pajausti, atrasti, nu, tarkim, jeigu tu nepažįsti visų coachų, va čia daugiau galbūt CFO kontekste, kai su kolegomis iš užsienio norisi padirbėti. Tai va tas toks irgi savo pareflektavimas dabar va šituo gylio klausimu, kad kaip pajausti tą gylį kito, į kurį dar nori nukeliauti, kuriame dar nebuvęs. Ačiū labai. Tai čia turbūt nėra atsakymo iš tą klausimą. Mano vienas iš atsakymų, kuris iš pasitikėjimo gimsta. Bet čia yra jau amžių išmintis. Kai mokinys pasiruošęs, meistras atsiranda. Mokytojas atsiranda. Tai čia, man atrodo, kai jau esi pasiruošus ar pasiruošęs tam gyliui, to gylio arba gilesnio atsiras kas su tavim paners tenai. Mano gyvenimas tą patvirtina daugybę kartų ir neturiu abejonės, aš tą žinau iš čia. Ne, kad kai ateina laikas, atsiranda žmonės, atsiranda, kurie gali padėti panert arba pakilti, kur reikia. Tai turbūt šitoj vietoj mes ir vaikim, čia dar bus skelbimų porą, jeigu gerai žinau. Tai dėkoju, aš iš savo pusės labai dėkoju už tai, kad mes čia esam, ar ne, pabuvom ir esam toliau. Man asmeniškai atrodo meistrystės tema be galo svarbi, ypač dabar šitame tokiam turbulencijoje, kurioje mes esam, kur yra didžiulė pagunda pamest tokį paprastą arba nepaprastą daiktą kaip meistrystė ir bėgti ir vaikytis visą laiką ko nors, ar ne? Meistrystė vis tik tai, man atrodo, ateina iš tylos ir iš vidinės ramybės. Arba bent jau tai yra už parankę susikibę dalykai. Man meistrystė ir ramybė yra sesės, ar ne, ar ten broliukai. Ir kalbėkime apie tai ir būkim ir savo buvimu tiesiog liudikim, kad meistrystė įmanoma, kad yra normalu keliauti meistrystės kelionėje, galbūt daugiau negu vienoje kelionėje per gyvenimą. Ne? Galbūt yra normalu performuluoti, kurioje meistrystėje aš esu dabar arba kurioje kelionėje aš esu dabar. Ir geroji žinia, viena iš gerųjų žinių yra ta, kad kartais būna marškinėliai tokie, ten, millionaire in the making, ar ne? Tai mes galim užsidėti marškinėlius, kad aš esu meistras vis dar gamybos procese, gal jau pagamintas, bet mes visi galim užsidėti šitos marškinėlius ir mes esam genialūs, mes esam, su mumis viskas gerai ir mes turim tą potencialą, kurį būtų labai verta įgyvendinti šitam gyvenime, ar ne, kad
išaukti, peržengti va, tas profesionalumus, kurie labai svarbus, bet peržengti ir įžengti į buvimo teritoriją, kur ir yra meistrystės teritorija. Ačiū labai. Ačiū labai, Grįžinu Pauliau. žodį Laurai. Ačiū labai, Pauliau. Manau, nėra ir ką pridurti. Daug padėkų skrieja tau. Ir dar kol neatsisveikinom su visais, noriu duoti žodį Aleksandrai. Žinau, kad jinai turi mums kažką pranešti. Mes buvom sutarę valdyboje, kad visi dalyvaujantis, ir dalyvaus loterijoje. Tai aš jau išsukau laimės ratą, kur čia buvo 41 žmogus ir 26 numeriukas iškrito. Nepažįstu jūsų, Judita Klebavičiūtė, parašykit mums laiškelį į mūsų bendrą paštą ir mes atsiųsim jums visą informaciją. Jūs laimėjot į bet kokį mūsų ICF bendruomenės susitikimą nemokamą bilietą. Ačiū, Aleksandra. Ir tai ką, tai pradėjome kaučingo savaitę, tai kviečiame į kitus renginius, meistrystės link, man atrodo labai gera pradžia buvo, o visą šią savaitę tikrai daug nuostabių renginių ir netgi šiandien 18 val. Galite pasižiūrėti, turime nuostabias praktinės dirbtuves, būtent vadovams skirtas, ką rinktis, kada kaučingą, kada galbūt kažkurį kitą metodą savo darbe. Tai labai kviečiam. Jeigu dar yra norinčių kažką pasisakyti, drąsiai rašykit ar sakykit, o susitiksim kitose renginiuose tuomet. Ačiū. Ačiū labai visiems, ačiū ICF Lietuva, ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie čia susirinkot. Ačiū labai. Žiauriai buvo fainai, Pauliau, labai gera išgirstame ir gera matyti kolegas ir visus sveikinu su kaučingo savaitę prasidėjusią. Nuostabu. Dėkui, Alma. Viso ačiū. Viso. Viso.